Taro kortų žinutė tau, spustelk 2 kartus per ekraną, jei nori aktyvuoti šį dėlionę savo ir būtinai spausk follow, kad nepamesti šios dėlionės savo, o tu lauki diena iš dienos. Tai panašu, kad tu jau puikiai supranti, kad jis jau su kita ir tu galbūt matai jos kartu, kad jie eina kartu, kad jie gyvena kartu, galbūt tu supranti, gal tu supranti iš jo elgesio kažkur per žinutę su tavim, iš susirašinėjimo, tu jau kaip ir supranti, kad jis su kita, kad jis ne vienas. Bet tu tai jautiesi viena. Tu jautiesi viena ir tu nori išsakyti. Tai yra meilės korta. Tu nori išsakyti jam ir tu nori papasakoti jam. Tu nori parašyti jam, kaip tau skaudu. Parašyti jam galbūt apie savo meilę, išsipasakoti jam apie savo jausmus. Tu tikiesi iš jo supratimą, palaikymą, tu tikiesi, kad jis išgirs. Bet tu tas žinutės, tu rašai jas į nieką, tu rašai ir ištrini tas žinutės. O jis labai panašu, kad rūpinasi dabar savimi. Kaip bebūtų skaudu man tau pranešti, bet jis rūpinasi savimi, jis rūpinasi savo gerovę. Ar jis taip pasielgia, kaip pasakyti, tam, kad tave įskaudinti? Ne, greičiau jis pasielgia taip, kaip jam norėjosi tuo metu. Ar situacija galimi jūsų situacija kažkokie pasikeitimai į gerą pusę, tau į gerą pusę, ir jūs dar pasimatyti, pakalbėti, ar galbūt jis norės grįžti pas tave, nori tai sužinoti. Rašyk man asmeninę žinutę ir mes išklausim taro kortų. Ir būtinai spausk follow.